Sveiki atvykę į Draugo kanalą, aš esu Darija ir šiandien noriu pasidalinti su jumis, kaip atkurti plaukų grožį namų sąlygomis. Ir papasakosiu būtent apie L'Oréal Paris Bon Repair. Plaukų priežiūros linija, kuri yra skirta visų tipų pažeistiems plaukams. Ir aišku, šią liniją galėsite įsigyti Draugos parduotuvėse tiek fizinėse, tiek internetinėje. Tad pereinam prie pačio video. Tai pradėkime nuo pokalbio apie plaukus. Tai 90% plauko sudaro baltymas keratinas, kuris iš tiesų labai panašiai kaip kiaušinio baltymas reaguoja į aukštą temperatūrą. Tik aišku, šiuo atveju tai yra džiovintuvas, tiesintuvas ir garbanojimo žnyplės, nuo kurių mūsų plaukai patiria tikrai nemažai streso. Ir aišku, papildomai plauko pluoštą pažeidžia UV spinduliai ir plaukų dažymas. Ir būtent tada ir ateina į pagalbą ši L'Oréal Paris Bon Repair plaukų priežiūros linija, kurios produktai veikia ne tik plauko paviršių, bet įsiskverbia ir į plauko iš vidaus. Ir tai yra pati pirmoji L'Oréal Paris priežiūros rutina, kuri atkuria plaukus ir sustiprina nutrūkusias plaukų jungtis. Ir tas paslaptingas, stebuklingas ingredientas, kuris ir padeda atstatyti nutrūkusias jungtis, yra citrinų rūgštis. Būtent su jos pagalba yra atkuriamos skaidulos, atstatomas yra plaukų lankstumas, jie spinti ir padidėja jų atsparumas. O dabar noriu daugiau papasakoti apie kiekvieną iš priemonių ir ką po ko reikėtų naudoti. Tai pirmas žingsnis yra atstatymas. Ir atstatymui yra skirta šita priemonė. Ir tai yra paruošiamasis šampūnas pažeistiems plaukams. Ir iš tiesų galima pasakyti, kad jis yra stebuklingas, nes jame yra didžiausia koncentracija Bon Repair formulės. Iš tiesų šis paruošiamasis šampūnas yra kaip galingas gydymas pažeistiems plaukams. Jame yra gausu citrinos rūgšties junginio, kuris atkuria plaukus nuo šaknų iki pat galiuko. O kaip jį naudoti, tai viskas yra labai paprasta. Reikia užtepti ant sudrėkintų plaukų ir nebijokite, tepkite nuo šaknų iki pat galiuko. Tada palaikykite apie 5 minutės ir nuskalaukite. Antras žingsnis yra plaukų stiprinimas. Ir plaukus sustiprinti mums padės šis šampūnas pažeistiems plaukams. Švelniai valantis galvos odą, šis šampūnas stiprina vidines plauko jungtis. Jo formulė palieka plaukus natūraliai švelnius ir švytinčius. Paprasčiausiai tepkite ant drėgnų plaukų, įmasažuokite ir nuskalaukite. Jūsų plaukai bus ne tik švarūs, bet ir stiprus. O trečias ir paskutinis šios rutinos žingsnis yra būtent plaukų atkūrimas. Ir atkurti plaukus padės šis kondicionierius pažeistiems plaukams. Kaip ir minėjau, tai yra paskutinis žingsnis mūsų šios rutinos su Bon Repair. Ir kondicionierių mes naudojame tam, kad suteiktume plaukams intensyvią priežiūrą. Jis padaro plaukus lengviau šukuojamus ir suteikia jiems švelnumo. Šį kondicionierių reikėtų tepti nuo plauko vidurio iki galiuko ir palikti 3 minutės veikti. O tada tiesiog paprastai nuplauname. Tai štai ir visa rutina. Tai yra tikrai puikios priemonės, kurias padės atstatyti plaukus namų sąlygomis. Tad jeigu norite suteikti dar vieną šansą savo pažeistiems plaukams, išbandykite Bon Repair. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjote. L'Oréal Paris Vital Bon Repair plaukų priežiūros liniją galite įsigyti Draugos parduotuvėse, fizinėse arba internetiniai. Taip pat noriu paprašyti, kad pasektumėte mūsų socialiniuose tinkluose. Tai Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas, Draugas Lietuva. Visų jūsų ten labai lauksime. Tad labai dėkoju už jūsų dėmesį ir susitiksime jau kitame video. Ačiū ir iki.